paklydę. Paulius rašo Galiečiams: stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jūs į Kristaus malonę, taip greitai persimetate prie kitokios evangelijos, kuri tarp kitko nėra kitokia, o yra tik jūs klaidinantis žmonės, norintis iškreipti į Kristaus evangeliją. Galatams 1 skyrius 6 eilutė. Kristaus evangelija mus turi išlaisvinti, bet dar tiek daug krikščionių yra po įstatymo jungo ir nėra nei linksmi, nei laisvi. Yra tokia nuomonė, kad jeigu tu neturi finansinio persisekimo ir nesi sveikas, tai reiškia, kad tu trūksta tikėjimo. Pasistenk. Yra ir tokia nuomonė, kad santuoka neturi išeities. Vyras gali su žmona daryti, ką nori, mušti, varginti vaikus, girtuklauti ir visa kita, o moteris neturi teisės skirtis. Vieną kartą norėjau tapti bažnyčios nariu, perskaičiau įstatus. 1. Tu negali rūkyti. 2. Tu visiškai negali gerti alkoholio. 3. Jei gyveni su moterimi, turi būti veidas. 4. 10 dalį savo pajamų turi atiduoti bažnyčiai. 5. Tu turi gerbti ir vertinti vadovus. Aš nenorėjau tapti nariu, nors šie įstatymai ir pagrįsti. Evangelijos skelbėjai šaukia, tu turi evangelizuoti, visada ir visur pasakoti apie Kristų. Ne, aš neturiu. Daug nuomonių pasisavinome iš pamaldžių knygų. Jos valdo mūsų mąstymą, bet ne visada padeda praktikoje. Kai tapau krikščioniu, mano pirmieji metai buvo laimingi. Aš jutų Dievo meilę, nors nebuvau šventasis. Tada labai daug skaičiau apie tai, koks turėtų būti krikščionis. Visada linksmas, sveikas, dosnus, be pykčio, kantrus, draugiškas, besišypsantis, mielas, kupinas ramybės. Bet aš toks nebuvau. Mano nuotaikai dažnai buvo prislėgta. Viduje pyktis, net įtūžis ir jokios kantrybės. Kaip gerai, kad Jėzus man nuolat atleisdavo. Kiekvieną rytą jo malonė ir nauja. Aš tikėjau jo ir man buvo lengva ir linksma. Jis myli mane, nepaisant mano klaidų. Koks buvau laimingas su juo. Bet laikui bėgant įstatymas vis labiau ėmė viršų ir aš tapau vis liūdnesnis, nes šventuoju niekada nebuvau ir niekada netapsiu. Aš grumausi dėl atleidumo. Tačiau už savęs girdėjau žodžius, daugiau nenuodėmau, bet aš tai darau. Blogai šis špagatas, šis prieštaravimas tarp tikėjimo ir realybės. Tai truko metai iš metų, kol Jėzus mane išlaisvino ir iš įstatymo. Ir nuo to laiko vis dažniau pastebiu, kaip klaidingas mokymas ir tradicija mane ir kitus bando atskirti nuo gyvenimo Kristuje. Jis gyvena, jis myli, jis atleidžia. Kaip man gerai, kuo labiau tai suvokiu ir patiriu, tuo linksmesnis ir laisvesnis tampu. Įstatymų pabaiga prie spaudos, kuri mane vargino, pabaiga. Aš jį myliu be pabaigos. Yra džiaugsmas jiems paklusti, nes jis neįsako, bet klausia manęs. Ar aš noriu jo sekti? Taip, šiuo viešpačiu noriu sekti. Ačiū, kad mane išlaisvina iš įstatymo vergijos. Tavo malonė yra daug didesnė, nei mes galime įsivaizduoti. Taip, viešpatie, tegul tavo malonė mane valdo, aš priklausau tau. Amen.